Turiu labai įdomią patirtį. Šiomis dienomis iš šio pasaulio išeina mano bobutė. Bobutė, apie kurią rašau ir savo knygoje Marija iš Rožių planetos. Rašydama tą knygą, aš dar tikrai viską jaučiau, aš ją turėjau. Ir noriu pasidalinti su jumis tais virsmais, to suvokimu ir tuo pajautimu, kas vis dėlto vyksta su žmogaus kūnu. Galbūt tai padės jums lengviau atsisveikinti, išleisti savo artimą ir mylimą žmogų kelionę. Ir iš tiesų, bobutė tai mano žmogus, kuris žemėje, dabar kalbu apie tai, ką suvokiau dar keletą savaičių atgal, kaip aš tai supratau, kad tai buvo žmogus, kuris mane iki 3 metų augino. Tai žmogus, kurią aš visiems visada sakydavau, mylėjau kaip mamą, kuris mano širdyje buvo. Ir pajautus, pamačius, kaip senka jos jėgos, nors tu viską suvoki protu, kad tai yra amžius, jai 92, kad jie anksčiau ir vėliau išeis iš to pasaulio, bet susirgus atėjus ligai, sakykime, norėjusi ją glostyti, norėjusi jai bučiuoti, norėjusi jai dėkoti, norėjusi gražiausius jausmus jai išskirti. Ir visa tai truko iki to momento, kol ji pateko į ligoninę, paskui iš ligoninės buvo pervežta į infekcinę ligoninę. Ir norėjosi taip jai išjausti tą gilų jausmą, atiduoti visą, ką turi gražiausio, ką brangiausio, išvardinti gražiausiais jausmais. Tai yra tokie tyri, tokie be galo, kaip sakau, žemėje esančiam žmogui duoti brangakmeniai. Tie nuostabūs jausmai, kuriais norėjosi ją apdalinti, dėkojant. Ir atsisakius jos protui, mes dar labai gražiai atsisveikinom ir iš tikrųjų išgyvenau ir liūdėsi, kad ir trumpą akimirką, bet buvo liūdėsys, kad nebeturėsiu to, ką aš turėjau. Ir tada pradėjo vertis, koks vis dėlto yra gilus žmogaus prisirišimas, net ne kiek prie paties žmogaus, bet prie jo skleidžiamos meilės. Nes juk per meilę, per to žmogaus skleidžiamą meilę tau, tu patyrei ir gavai tai, kas tave tenkino, tai, ko tu troškai. Globos, tam tikrų akimirkų, sakykime, kada atvažiuodavom, ji laukdavo, išvažiuojantį, stovėdavo, laimindavo ir sakydavo, lauksiu jūsų vaikeliai. Ir tu žinojai, kad tavęs laukia, ir tu žinojai, kad visada ji tave supras, visada ji tave palaikys. Tai yra tos akimirkos, tie momentai, kurių tau trūks. Ir tai yra meilės troškimas, nes tas žmogus vienais ar kitais būdais rodė tau meilę. Tai yra, sakyčiau, atsisveikinimo etapas, kada tu išjauti visus tokius gražius, tyrus jausmus, kurie tau skirti patirti su ta siela, kuri atėjusi į žemę. Ir kaip vienu metu atėjus prie kūno, tu suvoki, kad viskas, to žmogaus nėra. Nesvarbu, kad yra kūnas, nesvarbu, kad jis kvėpuoja, nesvarbu, kad plaka jo širdelė, bet tu visiškai nejauti sąlyčio su juo. Ir tada atėjo suvokimas, kad žmonės, kurie yra šalia mūsų, jie yra tik sukurta iliuzija. Tu suvoki, kad kūnas, kuris guli šalia tavęs, net dar pilnas, nepilnas, bet turintis gyvybės, tu jo nemylėjai. Tai yra, tu nebuvai prisirišusi prie kūno. Tau buvo brangi patirtis, išgyventi jausmai ir net ne siela. Apie sielą pasakysiu toliau, kokie tie pojūčiai. Nes tiesiog yra kūnas ir tu ateini, tu absoliučiai nieko nejauti, tu jį prausi, tu dėkoji jam, kad jis saugojo sielą, kad jis padėjo tai sielai būti tavo kūne. Tu suvoki, kad tu jį prižiūrėsi, bet kaip tu trokšti, kad ta siela lengvai išeitų pas namo, kad jie išeitų ten, iš kur atėjusi. Ir ateina momentas, kada tu supranti, kad kaip beprasmiška yra ilgėtis
net nekalbu apie tą primityvų suvokimą, kad, kaip tu gali gailėti žmogaus, kai jis grįžta namo, ar ne? Kodėl jis nusipelno, mes visi trokštame, kad kuo ilgiau jis būtų žemėje. Tai yra sukurta iliuzija. Tai yra sukurta iliuzija troškimai, kad tas žmogus tenkintų mūsų troškimus, gerus ar blogus, jau ten, ko mes trokštame. Bet visa tai tik troškimai ir nieko kito, nes iš tiesų tai tikslas žmogaus yra ateiti, patirti, praplėsti sąmonę ir grįžti namo. Su praplitusia, su patirtim, ar ne? Išsinešti tai, kad tu galėjai išsinešti. Ir vienu momentu tu suvoki, kad tai, kas buvo tavo bobutė, jis iš esmės yra vienas su tavimi, jis net niekur neišeina, tai yra tavo viduje, bet tavo viduje net nėra prisiminimai, net nėra meilė, net nėra, nemoku aš jums pasakyti, tu jauti vieni. Tu jauti ne tai, kad bejausmį, bet tokį pilnatvinį kažkokį tai potyrį, kur kada tu suvoki, kad tu negali nei gailėti, nei neįgalėti, nei kažkokio dar kažkokio, nes jis yra tavyje, kaip ir tu esi jame. Ir ne todėl, kad jis yra tavo, todėl, kad visa yra viena. Tai yra toks gražus grįžimas ar susijungimas, netgi įvardinčiau, kada tu pilnai supranti esmę. Ir kaip norėčiau dar pasidalinti tuo, kad išeinantis žmogus, ar ne, šalia išeinančio žmogaus yra labai nelengva būti. Nelengva būti dviejais momentais. Vienas galbūt žmogus, kuris dar nesuvokia visų šitų esminių dalykų, jam liūdna, jam gaila, jisai nenori atsiplėšti, nenori pasidalinti, tai žinokite, visi tie dalykai labai apsunkina išeinančiojo galimybės į tą lengvą būti, nes būtinai dar papasakosiu apie savo regėjimus, į tą būti ir tu pats esi liūdesyje. Ir tam žmogui neleidžiu pakelti savo aukštų vibracijų. Jeigu jūs norite pagelbėti, giedokite šalia žmogaus, melskitės, medituokite į šviesą, į meilę, į gėrį, į širdį, atverkite savo širdies čakrą. Bet žinokite dar vieną dalyką, kada žmogaus kūnas yra taip sutvertas, kad jis darys viską, kad jisai išgyventų. Tai yra, vardinkim tai instinktais ar nežinau, kokie ten dar yra procesai, bet kai atsijungia žmogaus sąmonė, kūnas geba imti energiją iš aplinkos. Ir mes, sakome, kada mes susirgame kažkuo, kai mums negera, mes kalbame apie tai, kad eikime į gamtą, kad kaip svarbu yra, kad šalia būtų gydytojas, kuris turi aukštas vibracijas ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad vyksta energijų kaita. Mes nesam vien fizinės būtybės, mes esame energiniai kūnai, kurie tą jėgą, tą energiją ima iš kitur. Kada žmogus išeina iš šio pasaulio, yra nutraukiama gyvybinė energija, kuri nuolat teka į mus per krištolinę stygą, įvardinkim taip ar ne. Ir ji teka realiai tol, kol siela yra mūsų kūne, nes siela yra maitinama. Tačiau kiekviena ląstelė turi tokią tėkmę, sakykim. Ir senstant fiziniam kūnui, tos energinių ląstelės, žibuoklės, kaip aš vadinu, tie žiburėliai, jie labai gražiai palaipsniui mūsų ląstelėse tarsi užgesta, tarsi, atsakom, kinta mūsų kūnas, nebe taip atsistatinėja, regeneracijos kitokios ar ne. Visa tai yra natūralūs procesai dėl to, kad nyksta kūnas palaipsniui. Ir ta gyvybinė energija, mes jos turim vis mažiau, nes mūsų kūne lieka vis mažiau gyvybingų ląstelių. Tai, sakykime, išeinant iš šio pasaulio, mes nebetenkam maitinimosi nei iš planetų, nei iš visatos, nei, sakykime, netgi gamtoje žmogui būtų lengviausia galbūt išeiti, ar ne? Nes visa tai yra mažiausiai pažeista, sakykime, ta erdvė, bet kūnas jisai stengiasi gauti tos energijos ir jisai ją ima iš bet kur tik tai gali. Ir šalia esantis žmogus tampa tuo, sakykime, donoru, ar ne? Jeigu išeinanti siela yra be galo šviesi, tai tos energijos pasims mažai, bet mes nežinome, kas yra šalia to žmogus, mes nežinome būtybių, mes nežinome egregorų įvairiausių ir daug dalykų.
Ir buvimas šalia to žmogaus iš tikrųjų reikalauja labai daug fizinių jėgų, neskaitant apie psichinės jėgas. Ir tu pabūni ir tu išeini, tarsi atrodo ten 15-20 minučių, pusvalandį, valandą, tu išeini atrodo kaip ligonis, tavo energinis kūnas išsenka tiek, kad tu suvoki, kad tai palaiko tą žmogų ir nebereikalo yra kalbama apie tai, kad gimsti vienas ir išeini vienas. Ir nereikia žmogaus šalia jo nuolat būti, nereikia, nes iš tikrųjų žmogui jau nereikia nieko, jam reikia susijungimo, reikia maldos, reikia aukštų vibracinių dažnių aplinkos, kas padeda pakilti sielai, nereikia eikvoti savo, sakykime, dieviškosios energijos tam, kas yra jau, kaip ir be tikslo, nebent tu eini ir dovanoji, tai yra aukoji Dievui, Dieve, tą energiją, kuri ištekės iš manęs, ar per mane į tą žmogų, tegul jinai būna skirta tau, tegul jinai būna skirta sielai, kad jie grįžtų namo. Tada vėlgi įvyksta tas energinis kaitos ratas, nes kitu atveju išėję, pabuvę, jūs jaustės labai, kodėl žmonės, sakykime, per laidotuvės, palaidotuvė jaučiasi labai išsekę, tarsi, sakykime, aišku, yra ir kiti dalykai, yra žemų vibracijų dažnio emocijos, jausmai, kuriuos žmogus pats nusprendžia kažkodėl išjausti. Bet yra ir tai, kad jūs iš tikrųjų netenkate jų, nes iš jūsų pasiima. Kitas dalykas, dar vėlgi kalbant apie tai, kiek naudinga yra, kada žmogus sunkiai, jau iš tiesų sunkiai serga, mes juk įpratę, kada serga ar ne žmogus, tai maitinti vitaminingų maistų, sultimis, ką tik išgalvojam ar ne visą tai, tai žinokite tai, kad pildydami žmogų tokių gyvybingų maistų, reikalingų, vitaminingų, jūs iš tikrųjų paskatinsite organų veiklą, kitaip neįmanoma, nes fizikiniai dėsniai veikia visur, bet jūs įeikvosite kitų šalia esančių organų arba tų pačių organų gyvybinę jėgą. Tai yra, jie veiks, bet jie veiks savo energinės išgavos būdu. Tai yra, jis papildydamas savo ląstelę mineralinėm medžiagom, darydamas ją aktyviai, jisai negaus vis tiek, jeigu tos ląstelės yra jau užgesusios, negaus tos dieviškosios gyvybinės energijos, o privers, kaip, sakykime, su pagaliuku, kad tu daužytum ar ne, inkste dirbk, inkstas dirbs. Tai masažuosi, jisai vis tiek dirbs, bet jisai išeikvos savo energiją tiek, kad jam skaudės, jam bus sunku ir iš tikrųjų tai yra tokie procesai, kada reikia labai pamastyti, ar leisti tam žmogui ramiai išeiti, ramiai užgesti, natūraliai užgesti, kišant kuo mažiau nenatūralių priverstinių dalykų. Nereikia įsivaizduoti, kad mes esame tokie ypatingi dievai ir būtybės, kad galime bent sekundį prailginti žmogaus laiką arba jį pratrumpinti, nieko mes negalime. Tiek, kiek yra skirta dievulio, tiek žmogus ir išgyvens, tiek jis ir bus šioje žemėje, sąmoningas ar nesąmoningas, tačiau jo siela turi išbūti tokį laiką ar ne kitokį, skirsis tik tai tas būvis, sunkumas, ir aplinkinių žmonių būsena. Va tik tai tiek. Dabar dar minutėliai apie regėjimus, kaip sakiau, pasidalinsiu labai įdomi, nes kai išeidinėjo šio pasaulio mano dėdė, tai likus keliom dienom iki jo išėjimo, mačiau tokį regėjimą, kai matau aš į erdvė, tarsi be pradžios ir pabaigos, kitaip aš negaliu tai vardinti, tai yra erdvė, kurioje jis stovėjo tokia šypsena savo ir jisai sako, aš manęs jau nebėra, sako, žemėje, aš sako, tikrai išeinu, bet aš sako, nežinau kaip, aš sako, nežinau kaip man išeiti. Ir toks jausmas, kad jis nemoka pakilti, nemoka išeiti. Ir prisimenu, aš jam pasakoju, ką reikia daryti, ko siekti, kaip pakilti. Ir tuo momentu pamačiau, kaip jis buvo paimtas į tokį tarsi, vadinu tai ventiliatoriumi, bet tai ne ventiliatorius, tai yra energinis srautas, kuriame suvokiau, kaip jo energinis kūnas yra
stipriais energiniais srautais, na, taip sukamas, valomas matyt, nuo gyvenimo, nežinau, nuo tam tikrų ar ne energinių dalykų ir jau po to sūkurio tas žmogus išėjo iš šio pasaulio. Bobutę savo regėjau prieš keletą dienų, vėlgi toj pačioj erdvėje, absoliučiai toj pačioj erdvėje, bet ji buvo visiškai kitos būsenos, ji buvo labai susikrimtusi ir bijojo. Iš tikrųjų, baimė buvo bobutės mano gyvenimo lydintysis jausmas ir ji labai bijojo mirti, labai bijojo to išėjimo, nes iš tikrųjų gilaus tikėjimo žmogus. Ir jinai žodžiu nekalba, bet aš puikiai suprantu, ką ji nori man pasakyti. Ir ji sako apie tai, kad, suprantat, ji neįvardyja asmenų, dėl ko jinai bijo išeiti, bet jinai bijo paties perėjimo, nes jaučiasi be galo stiprus prisirišimas prie žemės, nebuvo to, kad ar namai, ar žmonės, bet tas prisirišimas ir jai jaučiasi saugumas žemėje, negu kad kažkur išeiti. Tai ir užteko pasakyti, kad bobutė, tu galvoji dabar apie mus visus čia esančius, bet tu pagalvo, kad tavęs laukia tuos, kuriuos tu mylėjai per gyvenimą. Protėvius pradėjau vardinti. To pakako, kad mintys, tiesiog tu matai kaip žmogaus mintys, bet tos mintys jos yra kitokios. Toje erdvėje tu nejauti kaip minčių srautą, bet tu jauti kaip kažkokia vibracija irgi, nemoku pasakyti, tokį tankį kažkokį kitokį, bet tuo tankiu užtenka nukreipti, kad to pakanka, kad žmogus pakiltų. Ir pradėjus minėti tuos kitus asmenis, kurie yra išėję, nežinau, ką jį regi, ką jį matė, kaip jai visą tai buvo, tačiau pasimatė kaip gražiai tokie violetinės liepsnos, tarsi žiedlapiai, ne žiedlapiai, tai irgi energiniai tokie srautai, tarsi ją uždarė, pasiėmė, uždengė veidą, uždengė kūną ir nuo tos akimirkos bobutė, nes keletą parų jinai buvo, sakykime taip, atsisakęs protas, tai jinai bendravo, kalbėjo, bet ji matė visai kitas būtybės, greičiausiai astralinio plano, bet po šito regėjimo ji tiesiog, varnikim taip, išėjo su savo sąmonė ir liko tik tai kūnas su savo fiziniais potyriais. Tai tokios įžvalgos ir to momento tu pradedi ir kūno jau palikimo šioje žemėje, tu pradedi laukti iš tikrųjų, nes tu jauti ir linki tai sielai gėrio, naujos patirties ir tai suvoki net ne kaip kažką ypatingo, bet kaip visiškai natūralų procesą, absoliučiai natūralų procesą, kuris vyksta, vyko ir vyks ir tai bus. Ir tu dar kartą supranti, kaip svarbu yra per gyvenimą neprisirišti prie nieko, absoliučiai nieko. Kaip tu suvoki, kad tie asmenys, kurie yra šalia tavęs, kurios dabar tavo atrodo tu labai myli, jie nėra tie, kas jie dabar yra. Tai yra sūnus nėra sūnus, mama nėra mama. Jūs visi ir mes visi esame vienis, kur rolės skirtingose įsikūnijimuose. Suprantat, apie tos dalykus yra rašoma, apie tos dalykus yra kalbama, bet suvokti tai giliai yra be galo svarbu, nes tai yra esminis dalykas. Nes nuo to keičiasi tavo požiūris ir santykiai su jais net gyvenime. Ir kada tu supranti, kad jie niekur neišnyks niekada, nes jie yra tu ir tu esi jie. Ir net ir kaimynai, ir net ir tie, kurie šalia, ir ne šalia. Tas vidinis, tas pojūtis, ta nedalomybė yra labai svarbus dalykas, kuris iš tiesų padeda gyventi ir padeda artėti prie meilės, šviesos ir tyrumo. Aš jums kiekvienam linkiu didžiausios laimės.